Živilė Čeberekaitė ir Ričardas Kvekšas savo sodybą kurti pradėjo prieš 2 metus ir šiandien pasakyti, kad ji visiškai baigta, dar negalima. Ričardas miškininkas, tad medžiai erdvė jam tiesiog būtini, sodybos teritorija įspūdingai didelė - keliasdešimt hektarų. Iš sodybos atsiveria Siesarties slėnis, aplink žaliuoja miškas. Kažkada šioje vietoje buvęs dvaras, tiesa dabartiniai šeimininkai rado tik senų akmeninių tvartų likučius. Buvęs dvaras ir kaip buvo atvažiavę giminaičiai, tai sakė, kad dėdukas pralošė kortom tą dvarą. Ir jį išsivežė. Čia lošdavo kortom tam namukė, sakė. Ir jį išsivežė. Jo, pralošė ir nukėlė. Ir liko šitie vamoliniai tvartai. Senieji tvartai ir tapo naujosios sodybos pagrindu. Labiausiai mus žavėjo galimybė kurti, įgyvendinti pačias netikėčiausias idėjas, sako šeimininkai. Jokių architektų jie nekvietė, darė tai, kas patiems atrodė gražu. Atvažiuoja, sakykime, kažkokie statybininkai, kažkokį daryti daiktą, aš vakarė sėdžiu ir paišau, kaip tas turi atrodyti. Sakykime, kad ir židinį darė, tai mano draugas čia darė židinį. Tai irgi mes prisivežėm akmenų ir susidėliojo akmenų krūvą, mąstėm, kaip ta židinys turėtų atrodyti. Tada truputėlį padarė, jis išvažiavo į Ameriką, tada baigė ten Živilės dėdė. Nu, vienu žodžiu, viskas yra daroma, žiūrima ir viskas taip daroma. Nėra, kad aiškus projektas kažko ir tada darom. Tai kiek mes esam privargę su darbininkais, kai sakai, aš noriu, kad padaryt va šitaip grubiai paprastai. Tai visi niekaip nesugeba to padaryti paprastai, jie sako, darom taip lygiai, tik gražiai ir viskas. Sako, tai tu šiaip va paimk. Jis sako, ne, niekaip, aš taip nemoku, nesugebėsiu. Nu tai tas užmuždavo tokie dalykai, kad neturi visiškai jokios laisvės. Živilė ir Ričardas pasiliko savo laisvę spręsti, kaip turi atrodyti jų namai. Todėl sodyboje gausu interjero ir eksterjero detalių, kurių kitur nerasite. Originalumas išskirtinis šios sodybos bruožas. Tai, kas buvo iš pradžių, yra sunku įsivaizduoti, kad tai, kas yra dabar. Ir kitie atvažiavę būna klausę, pavyzdžiui, pirmo klausimo, o tai šitie, man buvo pasakymas iš tas sienas, o šitie šakaliai tokie ir bus? Tokių klausimų. Dar kažkoks tai žmogus atėjęs, pamato kažkokią akmenį sienoje ir sako, koks jis nuostabus, nors aš jį gyvenime nebuvau atkreipusi dėmesio. Kiekvienas žmogus čia atranda kažką. Tai mes čia kūrėme savo. Mums abiems. Mes čia atvažiavom ir mes čia savo pradėjom nuo pradžių kurtis viską. Statant namus abu stengiasi, kad kiekvienas akmuo, kiekviena lenta turėtų savo istoriją. Jie žino, kur ir kiek metų augo medis, iš kurio padaryti, tarkim, balkiai ar grindys. Živilė sako, kad pradėjus čia kurtis nebuvo ypatingų virsmų ar gyvenimo lūžių. Gamta juos priėmė natūraliai. Nebuvo taip, kad reikėjo pamilti, kad reikėjo įsivaizduoti kažką, kad nebuvo to. Jau iš karto, kada paimė ten stinką ir tinkuoji su rankom sienos, nes pasigirsiu rankytėm savo, tai dariau visas sienas viduje. Tai yra kitaip. Yra visiškai kitaip. Ir nereikia pratintis. Jau tada tu pradedi augti su tuo ir užaugi. Neįsivaizduoju savo gyvenimo ne tik be didelių medžių, bet ir be elnių, sako Ričardas. Danieliai, taurieji elniai jaukiai brazdinasi apie namo langus, žinodami, kad šeimininkai juos pamalonins skanėstais. Sodybą apžiūrėję architektai ir Rūta netrukus imasi vertinimų. Šiaip idėjos tai iškart nesupratau. Reikėjo kalbėti tiesiog su šeimininku, kad suvokti, kas čia yra. Kai idėja turi tilpti į 60 hektarų, tai man atrodo, tokio dar neturėjom per šitus filmavimus. Idėja prasideda ten kažkur tai palei mišką, kaip aš suprantu. Čia, ką matom, šitie patys pastatai, čia tikrai sunku komentuoti. Tai yra buvę seno dvaro tvartai, arklydės ir taip toliau. Ir dalis jų likę ir ant to viskas iškelta. Idėja gyventi senoje fermoje yra nenauja, gera, nu ir matom, kas išeina. Matau, kad čia daug darbo įkišta, bet matau, kad dar daug darbo reikės įkišti ateityje tam, kad įgyvent savo viziją, kuria čia akivaizdžiai yra link dvaro ir norisi tą dvarą atgaivinti. Sakykime, pamatai, kurie išlikę autentiški. Galim balais vertinti 10 už tai, kad tai autentas. Ir už hidroizoliaciją 2, nes jos nėra, reiškia, tai ką daryti. Bet tai geriau reiškia, žmonės kažkaip kitaip tą vandenį bando pašalinti, bet neišgriovė tų pamatų. Pirmiausia, man kliūna stogo danga, sakykim taip.
Ko gero norėtųsi, nežinau. Jeigu jau čia yra rekonstrukcija, tai gal raudonų čerpių. Stogas, visi žinom ekonominę padėtį Lietuvoje, tai yra toks. Net Gaspadorius sako, kad čerpės būtų gražiau. Gal truputį ta spalvų tokia kakofonija. Ta, supranti, mėlyna siena reiškia raudonas stogas, balta siena. Kažkuom su Amerikos vėliava susineša. Norėtųsi daugiau kažkiek ten autentiškumą. Matau, kad čia yra daug naujai padaryta. Ir galėjo galbūt, aš nežinau, kokie čia priėjimai prie archyvo ar dar kažkas ten tokio. Gal reikėjo pasižiūrėti į knygas, kaip čia aplamai dalykai darosi. Man gal biškį kliūna lango spalva. Kažkaip nedaug aš tokios matęs senose dvaruose. Už tos baltų sienų gabalus laisvai rašau 9, žinodamas, kad iš mūsų grupės, kas čia atvažiavo, daug kas mane, kad čia yra nebaigta. Ne, čia yra baigta, taip ir turi būti, ir kodėl taip negali būti? Gali taip būti. Na, pirmiausia, čia yra palikti seni augalai ir jie yra prižiūrėta, išretinta. Toliau, kas yra pasodinta, labai man gražu, yra kažkokių išskirtinių puikių augalių, kur visai nedaug prie namo. Čia jau moteriška ranka, šeimininkės iš tikrųjų labai ir puikus, išskirtiniai augalai jie prižiūrėti. Yra vietų, kurios man tikrai patinka. Patinka man tas medinis takelis, patinka man palikti tie akmenai, reiškia. Bet šiek tiek matau tokio chaotiškumo. Jeigu taip gerai pasižiūrėjus, tai vaismedžiai tai vienoj pusėje, tai kitoj pusėje. Kaip vėl grįžtu į tai, kad buvo sena sodyba ir jinai turėjo kažkokią savo tvarką. Kada šeimininkai ją įsigijo, jau čia nebebuvo sodybos, jinai jau buvo išdarkyta. Ir dabar bus ko gero ne taip lengva. Aš paprasčiausiai tokio dalyko nesiimčiau. Jisai man yra per didelis, man čia per daug želdinimo, per daug augalų, per daug visko. Ir aš žinau, kaip tai yra. Aš gyvenau tokiuose namuose ir aš žinau, kas manęs lauktų. Ir aš to paprasčiausiai nenorėčiau. Estetika, sakyčiau, 10. Vis tik 10, todėl kad tai yra gyvas organizmas. Estetikos dėja trūksta šiek tiek. Bet čia dar pradžia. Mes dar negalim sakyti, kad jos nebus. Nepaisant ten kai kurių spalvų išsimušimo, bet toliau matom tik natūralias medžiagas. Akmenis, medis, molis, stogą nekalbėkim, bet toliau va, tas viskas gamtoje reiškia, pradedant tais danieliais, kurie ten laksto, baigiant reiškia kalvio darbo kabliukais ant durų. Eksterjeras, interjeras, jie tinka vienas prie kito, jie labai ūkiško pobūdžio, yra turbūt pagalbinis pastatas, buvęs kažkokio dvaro ir jie vienas kitam neprieštarauja. Ne. Bet ir tai, šitie tokias buvainės ne mano gyvenimo idėjai atitinka, aš taip net nenorėčiau gyventi. Jeigu ten vyravo profesionalo ranka, kaip pasirodė, tai čia jis toks labiau mėgėjiškas reiškia, bet erdvės išnaudojimas kaip po tokios vientisos, tai visai vykęs reiškia. Gale prasišvečia antram aukšte reiškia tie stiklai išeinantis vėlgi į medžius, į gamtą. Medžiagos, tai vien natūralios medžiagos reiškia. Medis akmuo tinkas ant molio, daugiau nieko nėra reiškia. Toks vienos šeimos gyvenamas namas su cinkeliu, tai pilnai užskaitomas. 6 nerašysim, rašysim daugiau. Ar 10, nežinau. O čia bus sunkiausia, ko gero. Nes pirmiausia, gal esu šiek tiek sugadinta ir žinodama senovės ten, sakykime, kažkokios dvarų kultūros ir visos estetikos, netgi struktūros ir viso kito, tai aš čia šito pasigendu. Tokia atveju tikrai balas bus šiek tiek mažesnis, negu visada sakau. Vienas daiktas yra įsikelti gyventi į dvarą, kitas daiktas yra įsikelti gyventi tvartą. Palauk, aš Prancūzijoje pats stažavausi pas architektą, kuris Prancūzijoje laimėjęs 2 auksinius krestuvus. Tai jau Grandas. Jis gyvena 17 amžiaus fermoje. Čia tai dar įmanoma atvažiuoti, o ten ne. Ramiai reiškia, rudenį prisiperki daug batono ilgo prancūziško, pasistatai mašiną 1,5 kilometro apačioje ir pėstute. Taip, kad daro tą žmonės reiškia. Ar šitas pavyzdys sektinas? Iš principo taip, geriau, mane daug kas prateks už to žiūrės, geriau žmonės susitvartys va taip, negu kad nugriūtų tas pastatas. Vertintojų nuomonė, ši sodyba puikiai, tačiau įgyvendinti visas šeimininkų užmačias dar prireiks laiko.
Atsisveikinant Živilei ir Richardui įteikiame žurnalo Statyk praktinis būsto vadovas metinę prenumeratą. Priminsim, jog savo nuomonę apie abi sodybas jūs galite pareikšti balsuodami trumpaisiais numeriais, telefonai veiks dar pusvalandį po laidos, taip pat iki pirmadienio vakaro galima balsuoti internetu adresu www.sodovizija.lt. Na, o kitą penktadienį matysite. Aš esu buvęs visam pasaulyje, mes buvom ir Amerikoje, aš buvau Izraelyje, Egipte, bet niekur nėra geriau kaip namuose. Man patiko, kad šeimininkai vis tik tai kažkokias tokias paslaptis sugebėjo išgauti šitam sklype. Mes susikūrėm tą sodybą kaip modelį, kad norėčiau būtų tokia Lietuva. Pirmas įspūdis, jaučiuosi labai išdurtas, nes turėjau komentuoti kaip architektas, o viską reikia pasakoti kaip istorikui. Projekto informacinis partneris žurnalas Statyk praktinis būsto vadovas.